Sveiki visi regbio mylėtojai, esame Šiauliuose, Leporių gatvėje įsikūrusiame stadione, kur dėl vietos top ketvirtė kausis Šiaulių Vairas Kalvis Ūpoja, o egzaminą jiems šiandien meta Kauno klubas Ąžuolas. Įdomios rungtynės gavosi neutraliam žiūrovui ir atrodo kontroliavo situaciją likus 30 minučių, kas pasikeitė likusi pusvalandį, kad nepavyko tos persvaros išsaugoti. Ne tai, kad pusvalandį, gal sakyčiau, tą kontroliavom žaidimo, bet negali kontroliuoti žaidimo, kai tu darai daug klaidų, realiai asmeniškai, kur perdavimas ir perduodi tu į priekį, ar tenais pametė kamuolį, tai gali kontroliuoti ir 80 minučių varžybas, bet klaidų skaičius ir išvedė mus iš kontrolės konkrečiai. Labai krito į akis tie išsimetimai iš užribio, kiek čia buvo svarbus komponentas, būtent tie nesėkmingi užribiai. Jo, iš tikrųjų, tai čia mūsų net buvo gal ir stipriojų, dabar pusė buvo užribiai, bet varžybų metu, nežinau, net ir su komanda kalbėjomės, buvom pasikvietę, bet nesupratom, kame bėdos ir visiškai kontrolę praradom užribio teritorijoje ir praradom kamuolius. Buvo ir toks pozityvas, labai krito į akį šiandien gal 4 ar 5 kartus tą 50-22 taisyklę. Ar akcentuojat šitą elementą ieškoti pranašumų per treniruotės, ar čia savaime šiandien taip gavosi? Ne, nemanau, kad akcentuojam labai. Ąžuolas savo gynėjus stūmėsi link linijos, mūsų Donatas Spardikas labai puikus yra, tai jis matė teritoriją ir negali nesinaudoti tokiam teritorijom išsikovoti. Donatas puikiai savo darbą atliko ir turėjom persvarą, žinai. Coach, such a stressful game, you were in trouble 30 minutes away from the ending match. What did you change last 30 minutes of the game? I think we pushed a territory to play in their half. Most of that was the plan, and we executed much better during the second half. So all we wanted to play there, and we needed to have patience to break them down, and eventually that pressure will result into penalties, and that's what we used. One more game left at the regular season. Baltrex is the last opponent. How important will be the last game of the season? Yeah, I think it's very important because we want to measure ourselves with the best, and Baltrex is up there. So that's another challenge. We have a week's rest, so we want to try and look at the videos, try and work on where we can improve on, and hopefully by then, next week with Baltrex, we can be much better. Ir čia yra dar 3 taškai ir tai yra viskas šiose rungtynėse. Sveikinimai Ąžuolui. Sveikinimai Ąžuolui, beje, patekus ir į top 4 etapą, kuris kausis dėl medalių.